Sakykite, ar jums gyvenime nors vieną kartą trūko pasitikėjimo savimi? Ar buvo tokia situacija, kuomet reikėjo daryti sudėtingą pasirinkimą, imtis kažko visiškai naujo arba rizikuoti? Vienas iš mitų yra, kad pasitikėjimas savimi būna įgimtas, tačiau toks požiūris be abejonės klaidingas. Taigi, iš esmės pasitikėjimo savimi galima išmokti, lygiai taip pat kaip ir bet kurių kitų mokslų. Vienose situacijose mes galime jaustis absoliučiai užtikrintais, o kitose imti jaudintis, nerimauti ir būgštauti. Ir tai iš tiesų puikiai suprantama bei normalu. Kaip pavyzdys gali būti šauni šeimininkė, kuri be jokio recepto tiesiog iš atminties, pilnai atsipalaidavusi savo namų virtuvėje, akimirksniu išvirs skaniausius pasaulyje barščius. Ir jai nereikės dėl to baisiai stresuoti, nes ši moteris tokiems įgūdžiams skyrė jau ištisus 20 metų. Tačiau jeigu šios virėjos kas nors paprašys parašyti barščių receptų knygą, jai tai bus visiškai nauja užduotis. Ir atlikdama tokį darbą, ji jausis neužtikrintai. Mūsų pasitikėjimas savimi augina turimų gebėjimų bazė, žinios ir suvokimas, o taip pat ir žinojimas, kad mes galime tai padaryti. Normalu, kad susidūrę su jums dar nauja veikla, jūs bijote, netikite, jog viskas pasiseks, nes neturite tam reikalingų instrumentų, neturite patirties. Bet jeigu skirsite laiko kiekvieną dieną mokintis naujos veiklos, tobulinsite turimus įgūdžius, mažais žingsneliais eisite į priekį, tam, kad šiandien atlikti savo darbą nors truputį geriau nei vakar, tai ir bus jūsų evoliucija. Taip ir užaugs jūsų pasitikėjimas savimi. Todėl pasitikėjimas savimi tai ne dovana, tai sprendimas, kurį gali priimti šiandien. Jei tau tai artima, paspausk širdelę arba pasidalink su žmogumi, kuriam to reikia.